Kodėl žmonės gyvena laikiną gyvenimą ir galiausiai miršta? Atpildas už nuodėmę – mirtis. Biblija sako, kad mirties priežastis yra mūsų nuodėmės. Jei mūsų nuodėmės vertos mirties bus atleistos, nors mūsų kūnai ir pražus, mūsų sielos galės gyventi amžinai. Tad kaip galime gauti nuodėmių atleidimą? Tai pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjo šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Jėzus priėmė krikštą, kelią į nuodėmių atleidimą, kad parodytų mums pavyzdį. Krikštas yra šventa ceremonija, per kurią galime gauti nuodėmių atleidimą ir atgimti kaip Dievo vaikai. Kada turėtume priimti krikštą? Lidija buvo pakrikštyta iškart, kai tik pažino Kristų. Etiopijos eunuchas buvo nedelsiant pakrikštytas kelyje. Kalėjimo prižiūrėtojas buvo nedelsiant pakrikštytas naktį. Kodėl mūsų tikėjimo protėviai buvo nedelsiant pakrikštyti, kai tik pažino Kristų? Todėl, kad jie tikėjo Dievo pažadu, jog gavus nuodėmių atleidimą per krikštą, jų sielos gyvens amžinai, nors kūnai ir pražus. Štai kodėl krikštas atliekamas gelbėtojo, turinčio galią atleisti nuodėmes ir suteikti amžinąjį gyvenimą vardu. Ar žinote gelbėtojo vardą, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardą? Tėvo vardas yra Jehova, o Sūnaus vardas Jėzus. Koks tuomet yra Šventosios Dvasios vardas? Priimkite nuodėmių atleidimą ir amžinąjį gyvenimą, pasikrikštiję Tėvo Jehovos, Sūnaus Jėzaus ir Šventosios Dvasios naujuoju vardu.